Sveiki, su jumis Arkanum Akademija ir aš Ingrida. Ir rubrika Taro prieš, dabar ir po. Šiandien aptarsime kortą magas iš trijų pusių, iš trijų pozicijų, palei klasikinę Raiderio Vaito kaladę, palei New Vision kaladę ir After Taro kaladžių pagalbomis. Magas. Magas gali viską. Ne veltui jo numeris yra pirmas. Ir aišku, kad šita korta, šitas arkanas reikš kelio pradžią, kažko tai pradžią. Ką mes matom kortoje? Matom jauną vyrą, stovintį labai pasitikinčią pozą. Viena jo ranka pakelta į dangų, kita rodo į žemę. Virš jo galvos spindi begalybės simbolis, o ant stalo prieš jį 4 pagrindiniai taro elementai. Tai kalavijai, taurės, pentakliai, kalavijas, taurė, pentaklis ir lazda. Ką tai sako? Tai sako, kad jisai pasiruošęs, jisai yra tarpininkas tarp dangaus ir žemės, tai reiškia tarp minties ir veiksmo, tarp mūsų norų ir norų įgyvendinimo. Ir visa tai, visi tie 4 įrankiai jam padeda. Begalybės ženklas virš jos galvos, tai tas neribotas mago potencialas, ar ne? Tai tas dieviškas kanalas, kuris visada padeda magui ir kuris magas realiai yra nepavargstantis, kai aš sakau, jisai amžinas kūrėjas, jisai amžinas veikėjas kažko tai ir tas begalybės ženklas tą ir simbolizuoja. Rankos viena nukelta, kita nuleista, ar ne, tai yra Hermio principas, kuris mums sako, kaip viršuje, taip yra apačioje. 4 įrankiai, kai žinot, jie susijęs su stichijomis. Kalavijas yra oro stichija, tai protas mūsų, taurės yra vandens stichija, tai mūsų emocijos. Pentakliai tai yra mūsų materialūs resursai ir tai yra žemės stichija ir lazdos tai yra veiksmos ir ugnies stichija. Kuo jis apsirengęs? Raudonas apsiaustas, o po apsiaustų balta tunika. Tai čia toksai susipinimas kaip valios ir aistros ir tyrumo. Tai ir rodo, kad mūsų magas tikrai ir atviras viskam, ir labai užsidegęs viskam. Lygiai tą patį rodo ir gėlės apačioj, ar ne, asocijuojasi jos ir raudonos, ir baltos, kaip mūsų mago apranga. Palei numerologiją, tai magas yra vienetas, tai pradžia, tai impulsas, tai idėja. Ir vienetas visą laiką simbolizuoja asmeninę galią ir gebėjimą pradėti kažką tai iš naujo, pradėti kažkokį pokytį, pradėti kurti kažką tai. Todėl magas ir bus tas kūrėjas ir jo devizas yra aš galiu. Tai ne veltui aš pradėjau šitą pasakojimą jums nuo frazės, kad magas gali viską. Iš tikrųjų, magas gali viską. Korta pozityvi. Dažnai reikš jums naujo etapo pradžią kažkokią tai gyvenime, sakys, kad jau laikas veikti, nebegalime laukti nieko, atėjo momentas, galima realizuoti savo svajonės, galima savo norus paversti į realybę ir magas būtent visą laiką paragins, kad eikit, darykit, būkit aktyvus, darykit kažką tai, kurkit savo likimą, keiskit savo likimą. Laikas imtis iniciatyvą į rankas, parodyti savo pranašumą, siekti tikslų, išreikšti savo potencialą, kuris galbūt iki tol buvo dar slapinamas. Kaip ateities pozicija, tai sakys, kad jau situacija bus tuo jūsų rankose, jau kažkoks tai proveržis artėja ir viskas klostysis tikrai labai gerai. Čia galimas toks dalykas kaip mokymų kažkokia pradžia, ne, gal kažkoks egzaminas bus, jeigu tai darbo paieškos, tai darbo rasi, tai netgi vaiko apgimimą gali rodyti, jeigu tai yra klausimo kontekste. Žodžiu, viskas, kas naujai prasideda, naujo projekto pradžia ir
viskas, kas turi prasidėti ar prasidės jūsų gyvenime, kalbės jums mago korta. Magas yra, jisai, dar noriu pridėti tokį, ar ne, kad veiksmas visą laiką vyksta vienumoje, labai savarankiškai. Magas, jisai daro viską pats, bet ne dėl to, kad nori pagalbos prašyti, ar ne, bet dėl to, kad neturi pasirinkimo kitą. Jam tiesiog reikia pačiam pradėti kažką tai daryti ir tada įsijungia visi kiti, kas padeda arba trukdo ir taip ir panašiai. Ar ne? Tai kaip personažas magas bus jaunas, energingas vyriškis, toksai gali būti rodyti tokį amžiną jaunuolį, ryškus, stiprus, valingas, pasitikintis labai smarkiai, pasitikintis savimi, jo nepavaldysi, jis nepriklausomas, jis apsisprendęs, jisai veiklus, jis turi ir kūrybinę labai didelę, tokią vyrišką galę ir tikrai gali pasiekti savo tikslus. Protingas magas, taip, labai protingas, jisai žino, ko nori, jis išsilavinęs, jis diplomatiškas, jis labai moka bendrauti, jis puikus kalbėtojas, puikus psichologas, prisitaikys prie bet kokio pokalbio, prie bet kokio pašnekovo, prie bet kokių pokyčių. Ir labai gerai moka spręsti problemas. Charizmatiškas, seksualus, patrauklus, neigiamai gali būti, aišku, ir egoistiškas, ir manipuliuotojas, ir aferistas, bet čia pašnekėsim mes kitoj kortoj. Vieta, kur galėtų būti, kokią vietą galėtų rodyti mago korta. Visų pirma, tai ten, kur kažkokių tai žinių ieškom, ar ne, tai gali būti biblioteka, tai gali būti kažkoks tai, nežinau, mokslinių tyrimų institutas, gali būti ir birža, o gali būti ir gydytojo kabinetas, kuris sprendžia mūsų sveikatos problemas. Tai profesijos, kurias simbolizuoja magas, tai ir bus toks ieškotojas, tyrėjas, teoretikas, politikas, kuris kalba garsiai iš tribūnos, diplomatas, teisininkas. Ir gydytojas, psichoterapeutas, ir dėstytojas, ir žurnalistas, ir rašytojas, ir menininkas, ir architektas, kuris kūrė labai, jis turi visus įrankius, ar ne? Ir marketingistas, ir verslininkas, žodžiu. Ir aišku, gali būti ir žonglierius, ir fokusininkas, ir ezoterikas, ir alchemikas, ir iliuzionistas. Tai profesijų labai daug, mūsų magas labai universalus yra. Jeigu paimtume darbą ir finansų klausimais, tai magas tikrai labai puikia korta šioje sferoje, nes magas žino, ką daro ir yra bet kokios srities specialistas, ar ne? Tai jeigu paimsim ten bet kokią darbo sferą, tai jisai bus tos darbo sferos specialistas. Ir pasirodžius šiai kortai visą laiką rodys, kad tai gali būti nauja darbo galimybė, tai gali būti ir karjeros augimas, ir tai gali būti kažkoks tai gana aukštas statusas, kuris jūsų laukia, lyderis komandoje, puikus derybininkas, kuris nori užsidirbti ir nori tai ir daro tai mielai. Gali būti, kad galimas ir finansinės manipuliacijos minusai, ar ne? Tai kai greitai sureaguota ir staigiai kažkaip tai greitai sureaguota ir staigiai pameluota ir apgauta, ar ne? Tai tokie aferistai irgi finansiniai, ypač, ar ne, finansų sferoje, tai labai dažnai gali rodyti magą, čia mes žiūrim būtinai kitas kortas, ar ne, ir kontekstą. Bet visumoje magas moka sudaryti pelningus sandorius ir svarbu tik tai nepraras budrumo. Jisai niekada nedirbs dėl kažko kitų, dar magas vien tik tai jisai dėl savęs viskas, jisai egoistas. Taip. Meiliai, jeigu jo egoistas ar ne, tai ir žinot, kas bus meiliai. Ir nepuikus meilužis, puikiai mylės, bet žino, už ką myli ir dažniausia partnerį naudoja kaip kažkokią priemonę savo tikslam. Puikius manipuliatorius.
kontroliuos ir per emocijas, ir per seksą, ir manipuliuos žodžiu. Bet visumoje korta gali rodyti naujų santykių pradžią, arba jeigu jau tai yra santykiai, tai jie vystysis, ar ne. Gali rodyti taip, kad žmogus spręs problemas santykius, jeigu ten buvo konfliktas, ir aišku, ne be manipulacijų. Čia viskas vyksta ne be manipulacijų. Sveikatoje korta, tai geras, sveikata gera, laikotarpis geras, sveikimo etapas kažkoks, jeigu žmogus serga ar ne. Jeigu kalbėtume apie konkrečias kažkokias ligas, tai gali būti kvėpavimo takų infekcijos, ar ne, angina, galvos traumos, rankų lygos ir nervų sistemos sutrikimai. Atsakymas taip ar ne, tai viskas, kaip ir sakau, ar ne, tai daugiau gal taip. Šitą kortą šnekėsinai daugiau tai teigiama yra, nes viskas kažkaip tai pradės aiškėti, bet visumoje tai priklausys viskas nuo taip, kaip jūs pasielgsit. Įspėjimas, tai aišku, kad čia neapgaudinėkit savęs, ar ne, nes toli gražu dar nežinot viską, magas netoks paprastas, kaip atrodo iš pirmos pusės, ir nepamirškit, kad ne visos priemonės yra pateisinamos, ar ne, visgi elgtis sąžiningai, čia reikia palei šitą kortą, nes yra didelė rizika apgauti arba būti apgautam. Na, o patarimas, imkitės veiksmų, daryk, eik, veik, daryk, viskas tavo rankose, tu viską gali ir tu viską moki, tu turi daug talentų, tu turi daug gabumų, perimti situacijas kažkokią, tai jeigu tai kažkokia tai situacija, ar ne, kurią tai reikia būtinai kontroliuoti tą situaciją, tiesiog perimti į savo rankas kontrolę, parodyti savo ryžtą, išradingumą, valią ir netgi truputį gudrumą, jeigu to prireiks, ar ne. Tai toks mūsų magas klasikinėje kaladėje. Šešėlinė mago pusė ir New Vision Tarot. Tai ką dabar matom? Matom magą stovinti už to pačio magiško stalo, bet nebe taip įprastai, kaip mes ar ne matėm jį iki šiol, o nugarą. Tai prieš mus jau nebe įkvėpimo kupinas, paslaptingas jaunuolio žvilgsnis, o visa minia, kuri tiesiog įsižiojus žiūri į magą, ar ne, magas pakėlęs ranką į viršų, taip ir kaip ir klasikiniai kaladėj, bet dabar mes matom, kad jisai kalba jau nebe mums, o kalba tiesiai ir miniai kažką tai nori pasakyti, miniai kažką įtikinėja, žmonės aplink labai jį susidomėję tuo, ką jisai sako, jų akys žiba nuo susižavėjimo ir tikėjimo, ir jie pasiruošę klausytis jo, tikėti, sekti jį. Tai magas čia visai kitame amplua. Dar ką mes matom beždžionėlę už jo. Maža, gyva, beveik tokia mažytė, ar ne, ir jis slepiasi nuo minios, jis stovi už mago, už stalo, bet mes ją puikiai matom, ar ne? Ir tol, kol magas kalba miniai, ar ne, manipuliuoja galbūt ar dar kažką, tai mūsų beždžionėlė labai puikiai gali apšvarinti žmonių kišenės, pavogti smulkmenas, o magas nukreipia dėmesį, ar ne, nuo viso to. Tai ir yra šešėlinė magiškoji žavesio pusė šios kortos. Tai yra manipulacijos, tai yra triukai, tai yra kažkokia tai įsiblaškimas kažkoks tai gali būti, ar ne. Dar ką mes matom, kad du įrankiai nuo jo stalo yra ant žemės. Tai yra kalavijai ir lazda, o taurės ir pentakliai vis dar ant stalo. Kaip įprasta, ar ne? Ką tai gali reikšti? Gali reikšti, kad jam nei lazda nebereikalinga, nei kardai nebereikalingi, o tai reiškia, kad jam nebereikia jau kažką tai įrodinėti, nebereikia jam jau savo charizmos rodyti, jis jau nugalėjęs yra, jis jau paėmęs tą žinią.
O taurės tai dar reikalingos, nes emocijos dar reikalingos, ar ne, ir pentakliai reikalingi, nes dėl kažko tai jisai šneka šitai miniai, ne, ir faktas, kad nebenaudos savo. Bet gali būti tai ir priešingai, kad šitų instrumentų mes nenaudojam, kad mes pamiršom savo charizmą, kad mes pamiršom savo kažką pasakyti, tai čia dar viena tokia gali būti reikšmė. Žmonių minia, tai aišku, tai yra kolektyvinė sąmonė, tai yra žmonija, tai yra auditorija, kurie tiki stebuklo, bet kartu ir sudaro kažkokį tai spaudimą. Jie gali būti ir įkvėpti vieną pusę, ar ne, kai mes įkvėpiam kažką, tai ir kita pusė, kad per tą įkvėpimą labai lengvai susižavi mago žodžiais ir tada tampam apgauti. Taigi šešėlinė pusė ir rodys tas, ar ne, kad pasižiūrėkim, kas vyksta už nugaros, kas slepiasi už scenos ir manipuliacija tikrai kartais dažnai pasireikš vietoj tikros kūrybos, vietoj tikros kažkokios tai informacijos. Iliuzijos kūrimas dar viena tokia šešėlinė reikšmė, ar ne? Gražūs žestai, gražūs žodžiai, bet ar tai tikrovė, ar spektaklis? Charizma. Charizma irgi ne visada, ar ne, sužaidžia teigiamai, nes kartais mes apsigaunam. Žmogus su charizma moka pritraukti dėmesį, bet iš tikrųjų nelabai turi ką pasiūlyti. Beždžionėlė. Faktas, kad tai apgaulės simbolis, gudrus gyvūnėlis, kuris kol mes žavimės sceną, tyliai iš mūsų atima kažką. Tai. Žodžiu, bendrai, tai šitas magas nebėra tas besimokantis mokinys, alchemikas, ar ne, kuris stovi tarp žemės ir dangaus. Jis tapo kažkokiu tai oratorium, o kažkokiu tai vedliu miniai ir dažniausia iliuzijų tokių meistru, ar ne. Galbūt jis moka, galbūt jis valdo, o gal tik tai mūsų užliuliuoja, kol beždžionėlė atlieka savo darbą. Jo stalas dabar tarsi visai pamirštas, ar ne, įrankiai ant žemės voliojasi ir tada vietoje magijos atsiranda jau triukai. Dabar prieš jūs dar kitoks magas iš After Taro kaladės, kuris stovi lygiai taip pat, lygiai tokia pačia poza, vieną ranką į viršų, kitą į apačią. Jis laiko visą pasaulį savo delnuose, jungdamas, ar ne, ir dangaus jėgas, ir žemės realybę. Bet aplink jį sukasi 4 magiški daiktai. Jie nebe ant stalo, o tiesiog ratu cirkuliuoja prieš jį ir faktas, kad jie lygiai taip pat magiški, lygiai turi tokias pat galias, tai lazda, taurė, kalavijas ir pentaklis, bet jie sukasi ratu kaip planetos. Tai reiškia, kad visi šitie įrankiai juda laike, juda erdvėje, o vietoj jų ant stalo tūpi baltas balandis. Baltas balandis tai yra tokios ramybės, taikos pranašas. Jis tyliai stebi magą ir tarsi sako, ar ne, po to, kas dabar yra, ką tu darei, ateis naujas gražus ramybės laikotarpis, jei tik tu sugebėsi suvaldyti visus tos 4 stichijas, visus tos 4 įrankius. Ir dabar šitas magas nėra jau tos įprastas kūrėjas, ar ne? Dabar jis yra tarsi toks ateities pranašas. Ir jo veiksmai, jo valia ir jėga sukuria, kas bus po to. Kiekvienas jo sprendimas, kiekvienas jo darbas atneš naują kibirkštį į gyvenimą, atneš naują etapą arba tiesiog pakeis kelią, kuriuo eisim. Vadinasi, jeigu mes valdysim šitos visus įrankius ar ne, panaudosim, tai mūsų laukia tikrai labai graži perspektyva.
Visa simbolika apie magą mums primena, kad gyvenimas tai yra, ar ne, visų 4 elementų, tai yra jausmų, minčių, kūrybos, materijos, ar ne, tai yra ir sukasi, ar ne, tai judėjimas toks, jis nuolat sukasi, jis nuolat keičiasi ir kaip ir mūsų galimybės gyvenime, ką mes darysim ar nedarysim, vat. O balandis tiesiog dar primena, kad viskas bus gerai, ar ne? Ir ką tu bedarysi, vis vien viskas bus gerai. Svarbu daryti. Tai nepamirškim pagrindinės mago kortos reikšmės, kad magas gali viską ir svarbu daryti. Žodžiu, šita istorija mus moko, kad kiekvienas iš mūsų turim savyje tokią jėgą, tokią galimybę kurti savo gyvenimą patiems, ar ne, mes patys savo gyvenimo magai, bet svarbu nepamiršti, kad savo galią naudojant mes turim už ją ir atsakyti. Taigi atsakomybė irgi yra labai svarbu. Ką tu darysi, tą tu ir turėsi.